Sveiki visi, Ruslanas su jumis, jūs imuninė sistema šeima. Ir šiandien paskirsiu šitą video akmens aliejui. Akmens aliejus, kas čia per aliejus? Akmenukai kažkokie, ne? Gal aš atidarysiu, tada jūs pamatysit truputį tos akmenukus. Žodžiu taip, šitie akmenukai susidaro po uolom, aukštai kalnuose. Žodžiu, kaip ten visas tas procesas, tik tais Dievas te žino, kaip tai susidaro. Bet žodžiu, 4000 metų atgal imperatoriaus šeima galėjo tik tai naudotis tą privilegiją ir vartoti akmens aliejų. Visiems kitiems, kas prisiliesdavo prie akmens aliejus, buvo kertama galva. Tai žodžiu, aš šitame video pademonstruosiu, kaip mes pasidarysim, bet prieš tai pasakysiu dar apie mumijų. Tai žodžiu, mumijus jau yra 100% ištirtas, jūsų išbandytas, senjorų, kurie yra prieš daug metų atgal, naudoja, gavę, patvirtino, kad kvapas, spalva, skonis visiškai tas pats, ką jie turėdavo tais senais gerais laikais. Tai žodžiu, priminsiu, kad jis turi būti minkštas ir ypač vasarą, kada jis atkeliauja pas jūs, jis gali būti toks patirpęs, nes reaguoja mumijus, tikras mumijus reaguoja į šilumą, reaguoja į drėgmę, reaguoja į šaltį, ten šimtmečiais, žodžiu, kol jisai išlindo iš tų uolų ir pasirodė. Tai ir fulvo rūgštis, ten, žodžiu, visas kompleksas, bet šis video ne apie tai. Tai žodžiu, kad lengviau išimti vasarą ypač iš šito maišelio, jūs įdėkit į šaldymo kamerą. Dėkit į šaldymą kamerą, ten 10-15 minučių, kad bent jau ta viršutinė dalis suledėtų. Ir tada jis lengvai išsiims ir jūs galėsite ten į savo stiklinį slovikėlį jį pasidėti. Tai va, numeris 1 Lietuvoje. Dar paminėsiu, kad tai yra žaliava. Šitą žaliavą pasiima farmacininkai, pasiima elektroninės parduotuvės ir tada ten pakuoja. Apie šitą temą aš nebesiplėsiu, jau jūs patys viską suprantat. Kalbėsiu apie akmens aliejų, apie šitą visą kosmosą. Tai yra, jeigu mumijus tai yra biologinė medžiaga, organinė medžiaga, tai čia yra mineralinė medžiaga. Čia yra kiečiausia mineralinė medžiaga planetoje, Žemė, turinti gydomąsias galias. Žodžiu, net šiandien ar vakar parašė man moteris, sako, aš kai geriu akmens aliejų, man kažkaip žarnyne ten viskas tvarkėsi, o dabar vėl tokie dirglumai prasidėjo. Tai vieną tik tais pakelį buvo nusipirkus, tai dabar paėmė gydymo kursą ir, žodžiu, susitvarkys visą ten žarnyną, visas tas bakterijas, visus tos virusus, išsinaikins ir susitvarkys visą žarnyną. Tai žodžiu, ten visiškai kitokios koncentracijos ir panašiai, nes kaip gydymo procesas prasidėjo ir, žodžiu, jau organizmas sako, tai kur vaistai? Natūralūs gamtos vaistai. Tai va, tai ožkos kalnų atrado laižydamos ir, žodžiu, tie išminčiai jau pradėjo landžioti, ieškoti, kas ten per tas akmens aliejus, ką ten žvėris laižo. Ir atrado. Tai, žodžiu, visokių spalvų jų gali būti. Čia dabar žmona atvežė, yra tokios kaip rausvos spalvos, toks, žodžiu, tokie natūralūs akmenukai. Brakšūn vadina kalnų ašaras, nemirtingumo akmuo nuo šito imperatoriaus laikų. Darė tyrimus su pelėmis. Žodžiu, aišku, čia su žmogum tai nepalyginsi, bet, pelės 30% prailgino savo gyvenimą, kas vartoja šitą akmens aliejų. Tai, aišku, ne žmonės. Bet tos legendos ne iš piršto laužtos, jos iš tikrųjų turi savo. Ką toliau čia
Žmona, tai ne žmona, žmonos mama, tai kas čia man Anyta, skrandžio šitą išsigydė, kaip jisai vadinasi, gastritas, 3 mėnesius pagėrė. Iš pradžių mėnesiuką pagėrė, praėjo liktais ir po to vėl ten kažkokie atsinaujinimai. Tai žodžiu, jeigu visas kursas, tai visą kursą reikia 3 mėnesius pragerti. Toliau, kas dar? Man buvo asmeniškai kažkoks žiaurus Londone virusas įlindęs. Man tiesiai plaučiai užsidegė. Ir aš tuo metu neturėjau akmens aliejaus pas save, įsivaizduoja? Neturėjau akmens aliejaus ir buvau davęs kolegai to akmens aliejaus. Ir sakau, ir man Mumijus kažkaip, jisai nelabai norėjo tą virusą sunaikinti. Tai žodžiu, prakaitai ten, kosmosas. Kažkoks galingas buvo virusas toks ir užsidegė tie plaučiai, man plaučių uždegimas gavas. Žodžiu, tada jis man į darbą atnešė to akmens aliejaus. Sako, kodėl tu vakar nesakei, būčiau atnešęs. Ir su akmens aliejum, 2 dienelės ir dingo man visos ten temperatūros, tie visi karščiai naktį ar panašiai. Tai va, tai dabar mineralinė medžiaga čia yra visos gyvybiškai svarbios medžiagos reikalingos mūsų organizmui. Ten nuo magnio, kalcio, silicio, selenis, žodžiu, ten 49 elementai reikalingi mūsų organizmui. Tai visi tie dirbtinai sukurti arba kažkokiais tai kitais būdais išgauti vitaminai, mineralai, mikro-makroelementai sėdi pavėsyje ir ilsisi, žodžiu, prieš šitą visi pavydi. Kodėl nėra toks populiarus ir niekas nežino? Todėl, kad išminčiai tik tai žino. Taip, kad junkitės į imuninę sistemą prie išminčių klubo ir sužinosit visas tas paslaptis, senovės paslaptis ir iki šių dienų atsirytusias paslaptis. Yra knygutė padaryta. Žodžiu, Kazakstane, žodžiu, va tokį niekaip negalima užpatentuoti. Jis natūralus yra. Svarbiausia šaltas valymas. Sakiau, įvairių spalvų gali būti į rudumą. Jeigu jau ten baltas, miltukai, viskas, aišku, ten apie nieką. Ten karštas valymas ir išgarinta, žodžiu, karštą valymą. Tada baltas, toks gražus, akiai patrauklus, tokia po 3 gramus ten tokiuose stiklinėse, tokiuose kolbutėse, ten fantastika, ten aprašymai apie nieką, šaltas valymas būtinai, nekreipiant dėmesio į spalvą, nekreipiant dėmesio į tą nuosėdų, nes nusėda metalai, ten varis ir panašiai, yra aukso, sidabro, platinos čia, žodžiu, jisai sunkesnis už vandenį, tai aišku, kad nusės į dugną. Tai va, daug, ten yra knygutė parašyta. Taip Kazakstane pavadino jos geomalin. Tai žodžiu, kažką ten truputį dadėjo, bet vėžio profilaktikai padarė tą vaistą ir užpatentavo. Vadinasi geomalin, bet akmens aliejaus pagrindu. Tai žodžiu, būtent šito akmens aliejaus. Gerai, perėsim tada prie vartojimo instrukcijos. Aš visko negaliu atsiminti, bet aš parašysiu, kad gydantis akmens aliejus arba profilaktiškai jį naudojant, tai alkoholį užmirškit, visiškai negalima, draudžiama, ir antibiotikus, jokių antibiotikų. Tada netaliuko ten jokio, tada virškinamąjį traktą apsunkinančius visus produktus, tai ten kiauliena riebi, ten aviena, kas dar ten, antiena, žąsiena, žodžiu, taukai, lašiniai ten ir panašiai. Tada žalios daržovės. Jeigu termiškai apdorotos, ten ant garų ten kažkaip pagarintos, tai viskas ok. Nėra problemų. Tai ridikėliai šviežus, česnakai, svogūnai žali, kas dar ten. Tokias aštrias daržovės. Tai va, tokia informacija po šito video aš parašysiu. Tai va, ir tada profilaktika.
Profilaktiškai, žodžiu, mes įimam 1 gramą ir 1 litrą vandens. Vanduo, čia jis yra dabar šiltas, kokį 20 gal laipsnių, nes buvo užvirintas ir ataušintas. Mato, dar net garų yra čia, matosi. Tai žodžiu, būtinai virinkit, atvėsinkit iki kambario temperatūros, maksimum ten kokį 30 laipsnių, čia jau maksimum, nes pražudysit mineralus, vitaminus. Liks ten iš 100%, kas čia yra sudėtyje, liks kokį 10-15%. Tai va, atvėsinam ir 1 gramas 1 litrui vandens. Mes, kadangi čia jau taip tokie pripratę, galbūt ir turim gal truputį daugiau, ne, jūs ten gauna 10 gramų, tai profilaktiškai 1 gramas 1 litrui vandens, tai mėnesį užtenka, žodžiu, tos pakuotės po 1 gramą. O gydymo kursas yra 3 mėnesiai. Ar tada 3 gramai 1 litrui vandens. Bet jau gydymo kursui rašykit asmeniškai. Kiekvienai lygai ten yra atskirai, kiekvienai lygai kursas ir panašiai. Šitas akmens aliejus ypatingai šarmina organizmą. Tai žodžiu, kada organizmas yra užrūgštintas, tai yra terpė visokiam bakterijom, virusam ir panašiai daugintis mūsų organizme. O kada balansas tiek to pH, pH ir tos rūgšties, vienu žodžiu, akmens aliejus užšarmina, šarminantį tokį poveikį duoda organizmui. Tai va, tai čia yra, nežinau, 1,5 gal litro vandens. Bet aš jau iš akies, žinokit, aš jau pagal skonį žinau, tai va, įdedu, išsitirpinsim keletą tų akmenukų aliejus. Ir kitas dalykas, vau, jau kaip tirpsta iš karto. Matot? Va. Tai balzganuoja. Va. Tirpsta visi mineralai, mikro-makroelementai. Žodžiu, tos programos, tos mumijos kažkaip testosterono vyrišką tą tokį sukelia, bet čia vyrams. Moteriams to nėra, bet vyrišką tą tokį jėgą, tik čia. Tai žodžiu, pradeda erzinti visokie ten tie tokie mergaitiški dalykai. Žodžiu, taip. Tai va, gerai, tegul tirpsta dabar kažkiek. Ir kas svarbu, kodėl reikia gerti per šiaudelį ir kuo mažiau liesti su dantų emaliu. Kadangi labai stipri ta mineralinė koncentracija, labai daug mineralų, tai reaguoja su dantim. Žodžiu, lygiai tas pats. Jeigu kas dūmelį ten traukia, ruduoja, ten dantis geltonuoja, nuo raudono vyno ten ir panašiai. Tai žodžiu, geriausia per šiaudelį, kuo mažiau su dantim, kad turėtų šito sąlyčio. Ir tada neruduos, ypač kas ilgą kursą. Kas ten po tą 1 gramą, žodžiu, ten mėnesiuką, ten nieko net nepasijaus. Bet kas daro gydymą procesą, gydosi sunkias lygas, tokius kaip, gerai, per šitą video nesakysiu, bet žodžiu, Kazakstane vėžius gydo su akmens aliejum. Ir, pavyzdžiui, kas po chemoterapijų ir panašiai. Aš esu pavadinęs sveikatimosi pramoga 3. Iš pradžių pramogavau, žinokit, bet dabar, tiek susiduriam su, tikrai problemų rimtų turinčių žmonių, kad nebėra taip jau tokia didelė ir pramoga. Bet aš tikiu, kad kai žmogus pasijaučia geriau, kai jis atgauna jėgas, tą tokį gyvastį, judrumą, ta pramoga ir
prasideda. Tai gal ir tegul lieka sveikatimosi pramaga. Nu va, ištirpo tas akmens aliejus. Mato, toks balzganas pasidarė, gali būti į geltonumą, gali būti į rudumą ir visai kitaip gali būti. Tai žodžiu, čia yra gydoma koncentracija. Gydoma koncentracija 150 ml būtinai pusvalandį prieš valgį. Pusvalandį prieš valgį. Bet kiekvienam atveju atskirai. Geriausia yra va tokį tirpalą, kai pasidaro, tai pirmą dieną šaukštelį ir užgert vandeniu. Pusvalandį prieš valgį. Užgert irgi švariu vandeniu. Tada tą pirmą dieną. Antrą dieną jau 2 šaukštelius. Trečią dieną šaukštą jau galima didelį paimti. Tada pusę stiklinę palaipsniui įvesti į organizmą. Ir pačius tos pirmus kartus, tai gal netgi galima ir po valgio. Tada, nesigaus to tokio, kaip aš čia pasakyti, stipraus to tokio poveikio. Čia iš Anglijos, iš Londono nupirko pora akmens aliejaus, rašo Ruslanai, sako, mes tiek juokėmės, žodžiu, taip atrodo, kad ant galva pradėjo suktis ir panašiai. Tai žodžiu, deguonis taigi paduoda, žodžiu, visas organizmas pradeda, sujudėti ir padavė staigi deguonės į smegenis. Ar natūraliai pradėjo, tas toks svaigimas, tas juokas toksai kažkoks ar panašiai jam kilti. Tai nedauginkit iškart, po truputį, bet po to jau, kai jūs vėliau pradėsit, tada jau nebebus problemų. Va, jau galite ir daugiau tada darytis tas dozes, bet geriausia, kad atsimatuotume. Tai jeigu 10 gramų pakelis, tai 3 dalis gražiai čiunk atsidalinam, į 3 dalis nėra problemų atsidalinti ir 1 litrui 3 gramai. Čia gydymo kursas, o jeigu taip, tai paimkite 3 litrų. Čia galite laikyti tą stiklainį, kokias 2-3 savaitės, jokių problemų. Nereikia tam šaldytuvą laikyti kambarį, laikykit ir viskas. Galite netgi kažkur spintelėje, tamsioj vietoj. Tai va, ir ką čia dar aš norėjau pasakyti? Nieko daugiau nenorėjau pasakyti, norėjau atsigerti ir viskas. Tai va, dedam į burną per žodelį. Va, ir viskas. Ir pusvalandį ramu. Kas naudojat mumijų, tai po 20 minučių, tada mumijus. Irgi išsitirpinat taip pat virintą vandenį geriau naudokit, kadangi jis gaunasi myrės vanduo, o kai sueina visi mineralai, kai ištirpsta, kai jau pasidaro, tai tada jis jau nebe tik negyvas, o jisai ten gyviausias su visais tais mikro-makro elementais ir vitaminais. Tai va, toks šiandien video buvo. Aš tikiuosi, kad aiškiai paaiškinau, kiek galėjau, kiek įmanoma, iš atminties. Bet pasižiūrėkit dar ir aprašymus, veskit į paieškas akmens aliejus, veskit į paieškas anglų kalba brakšun, veskit rusų kalba kamenaja maslo, jūs tikrai surasit va tiek informacijos. Tai va, gerbėmieji, išminčiai, mūsų klubo išminčiai, mūsų imuninė sistema šeima. Toks video, linkiu visiems sveikatos, džiaugsmo, meilės. Ir susitinkam kitam video. Iki.